kada 1967 metais pirmą kartą Vilniaus universiteto Ramuva kūrė žygeivystės judėjimus, etnokultūrinius ansamblius ir taip pat Kernavės piliakalnėse vaidino pačią pirmąją tradicinę Rasos šventę. Tai norintiems lietuviams, norintiems tie, kurie, kad teisingai švęsti Rasos šventę, ką jūsų patarimu turėtų šiąnakt tie lietuviai daryti iš tikrųjų, ne kaip prie laužo su šašlykais ir kaip jūs kažkada sakėt, su alumi pasėdėti? Pirmiausia, turėtų visi miesto žmonės išeiti į gamtą, susirasti gražią vietą, geriausiai piliakalnį, kur senovės lietuviai švęsdavo šitokias šventes. Tada jie pasistatyti turėtų labai gražius vartus, apipuošti juos žolynais, tada būtinai kupoliauti. Tai yra susiskinti kupolę iš 9 žolynų, tyliai ramiai, tada galbūt atsiras jų tarpe gebantis, sugebantis paaiškinti, ką reiškia šitą kupolę. Tada nusipinti būtinai vainikus. Kodėl tie vainikai tokie svarbus? Jūs sakėt, kad kiekvienam reikia su vainiku šiandien vaikščioti. Kodėl? Vainikas tai yra supintas iš tos suvešėjusios, sukupėjusios, išklestinčios augalijos, kuri pasiekė savo brandą. Ir tas nupintas iš tų žolynų vainikas, jisai neša, yra tarsi simbolis tarp šiandienos, tarp gyvenančių, tarp jau išėjusių, tai yra jungtis tarp gyvybės ir mirties, tarp gėrio ir blogio, tarp šviesos ir tamsos. Tai yra amžinybės simbolis, stiprybės simbolis ir iš jo galima labai daug būti, ypač merginos iš vainikų būrė. Pavyzdžiui, kokį būrą, ne? Merginos pasistato aukštą kartį, šakotą kartį, ar kartais ir obelį tam naudodavo, ir per galvą skaičiavusios 5 žingsnius, nusisukusios meta per galvą. Iš 9 kartų užkris vainikas ant šakos, už tiek metų ištekės. Arba leidžia, sakykime, upę. Jeigu susilies vaikinų ir merginos vainikas, tai reiškia, jie gali ištekėti. Arba meta pro langą, kiša po pagalvę, ką susapnuos tas vainikas ir bus labai daug yra būrimų iš vainikų, tik reikia jo žinoti ir burti. Tarp lietuvių, tikiu, yra turbūt ne tik joninė švenčiančių, bet matyti ir šitos šventės skeptikų. Bet kaip iš tikrųjų gamtoje, be to, kad tai yra trumpiausia naktis per metus, ar dar kažkas svarbaus iš tikrųjų vyksta? Žmogaus gyvenimas kaip ir gamtos gyvenimas. Gamtoje irgi buvo žiema, sustingusi, pavasarį atsigavo augalija, dabar jį pražydų, suvešėjo. Sako, dvinedėlės rugiai rasoja, dvinedėlės rugiai auga, dvinedėlės rugiai noksta. Taip ir žmogaus gyvenimas, kaip to augalo gyvenimas, kaip to rūgio gyvenimas. Ir jeigu mes tam tikrų laikų, tam tikrą gamtos virsmę atliksime tam tikrus apeiginius, tūkstančius metų patikrintus veiksmus, tradicijas, tas dainas dainuosime, tai tikrai tas žmogus bus ir turtingesnis, ir švaresnis, ir skaistesnis, ir sveikesnis. Ir paskutinis klausimas, daug kas galvoja, ir taip yra tokia lietuviai tradicija turi, kad eina šio žiedo ieškoti joninių naktį, tai tie, kurie neranda ilgus metus, ką galėtumėt patarti, kaip pagaliau rasti jį? Tai yra didžiausias turbūt šitos šventės slėpinys, tai yra paparčio žiedas. Būtent papartis, kuris kaip ir niekada nežydė, kuris yra pats seniausias iš prieš ledynmetyje jau augęs mūsų kraštuose. Tai yra paslaptis, kurią reikia tik vienam atspėti, reikia nueiti giliai į mišką, kur niekas negirdėtų ir nematytų, apsibrėžti ratą aplink save su šermukšnio lazda ir ten tyliai ramiai laukti, kol paparčio žiedas tau nukris į tavo širdį, į tavo dvasią, kad tu priartėtum prie gamtos ir prie darnos. Žodžiu, sėkmės receptas priklauso nuo paties savęs. Ačiū už pokalbį jums. Dėkui.